apologize, baby. Yeah, I know you been like that. Got it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go. Kol kas viskas vyksta gerai, kitą savaitę planuojam jau į salę. Merginų darbo patenkintas, dirba tikrai noriai, tikrai užsivedusios, taip kad viskas gerai. Kaip parodė vis tiek, mes neapseidavom, kiekvienais metais vis nutikdavo nelaimė ir mes turėdavom tas traumas. Aš žiūriu palankiai ir noriu gauti įsamesnę iš gydytojų, reiškia, tą informaciją, kaip padaryti taip, kad negautų traumų. Ela, pati buvai ilgametė Lietuvos moterų krepšinio lygos žaidėja ir sakyk, tavo manymu, kokia nauda šių testų būtų, tavo manymu? Aš manau, kad šitie testai naudingi tiek pačiom žaidėjom, kurios žinos, kokios traumos jų gali laukti ateityje ir kad jų išvengti, ką jom daryti. Tai liečia, aišku, ir fizinio pasiruošimo treneriai, kuris irgi turės testų rezultatus ir žinos, kaip dirbti, kad išvengtų traumų. Tiek pačiam klubui turbūt irgi labai naudinga. Šiandieną lankėmės Sūduvos klube, testavom krepšininkės, tikrinom jų sveikatos būklę būtent prieš didžiuosius sezono iššūkius ir varžybas. Bandėme šiandieną įvertinti krepšininkių fizinę būklę, atlikome tam tikrus testus, kuriais išanalizavus duomenis galėtume pasakyti silpnasias, stipriasias kūno pusės, arba kitaip tariant pateikti rekomendacijas, ką galėtų komandos trenerių štabas tobulinti galbūt sezono metu. Taip pat atlikome ir ultragarsinį sąnarių ir sausgyslių tyrimą, kuriame suradome vėlgi tam tikrų, kaip sakyti, požymių, kurie galbūt rodytų, kurias vietas kūno stiprinti, kurias galbūt reiktų patausoti. Didelių problemų